Svarstai, kur investuoti, kokios technologijos ar sritis atneš didžiausią augimą ir taps kitu Microsoft'u, Facebook'u ar Apple? Gal pradėjai gundytis dirbtinio intelekto niša? Atrodo, visos antraštės tiesiog sproginėja nuo naujų dirbtinio intelekto galimybių. Vis daugiau kompanijų skelbia naujas galimybės ir būdus išnaudoti AI ir kaip tai padės jiems sumažinti kaštus ir didinti pelną. Ką jau kalbėti apie kursinius darbus, dėl kurių kilo tiek skandalų? Atrodo, kaip ir logiška investuoti į įrankį, kurį išnaudos vos ne visos didžiausios kompanijos. Kas šiuo metu ten lyderiauja? Nvidia. Bendrai dirbtinis intelektas yra tarsi aukso karštinė, o Nvidia prie pat kasyklos įėjimo pardavinėja kastuvus ir krauna rekordinius pelnus. O jei pasakyčiau, kad yra kompanija, kuri būtent ir užsima kastuvų tiekimu Nvidia ir visom kitom kompanijom. Ir būtent dėl to jos akcijų kaina beveik padvigubėjo per metus ir tai galimai tik pradžia. Šiandienos investicinė idėja yra ARM Holdings, kaip dažnai verčiasi rankos laikymas. Ši kompanija užsima procesorių architektūros projektavimu ir inovacijom. Būtent ji kuria ir pardavinėja jų modelius visom didžiausiam procesorių kompanijom. Jei pirmą kartą atsidūrė mano kanale, tai susipažinkime. Aš esu Emilis ir šiame kanale dalinuosi praktinę informaciją, kaip pradėti investuoti ir kaip gerinti savo gyvenimo kokybę. Atvirai dalinuosi savo 4 portfeliais, kuriuos gali pasiekti per nuorodas aprašyme ir bendrai jie perlipo 80, dabar jau gal 90 tūkstančių eurų sumą. Jei ir tu nori pradėti investuoti, tai visų pirma, labas, pataikai būtent ten, kur reikia. Ir antra, jei tau patinka tokio tipo turinys, tai kodėl nepaspaudus like mygtuko ir galbūt netgi užsiprenumeravus kanalą, kad nepraleistume ateities video. Gerai, pabendraukim truputį daugiau apie kompaniją ir kodėl tai galėtų atsidurti jūsų portfeliuose. Tai pats ARM Holdings verslas arba kompanija įkurta 1990 metais Cambridge'e, Jungtinėje karalystėje. Tai yra viena iš svarbiausių ir inovatyviausių technologinių kompanijų pasaulyje. Kompanija specializuojasi mikroprocesorių architektūrų kūrime ir bendrai licenzijavime. Tai ARM Advanced RISC Machines procesoriai yra žinomi dėl savo efektyvumo ir plačiai naudojami įvairiose srityse. Tai nuo mobilių įrenginių iki serverių. Kadangi viena didžiausių dirbtinio intelektų duomenų apdorojimo problemų yra reikalingas elektros kiekis serveriams, šioje vietoje didelio našumo procesoriai turi didžiulį pranašumą. Ne veltui pati Nvidia yra investavusi į šią kompaniją beveik 150 milijonų ir netgi bandė ją nusipirkti. Apžvelkime, kaip būtent atrodo ARM Holdings verslo modelis. Jie veikia pagal licenzijavimo verslo modelį. Vietoj to, kad pati gamintų procesorius, kompanija kuria ir licenzijuoja savo dizainus kitoms įmonėms, kurios tada gamina procesorius naudodamos būtent jų technologiją. Šis modelis leidžia pačiai kompanijai išlaikyti lengvą infrastruktūrą ir sutelkti dėmesį į inovacijas bei technologijų tobulinimą. Pagrindiniai ARM Holdings produktai ir paslaugos susidėlioja taip. Tai pirmiausia ARM Cortex, plačiausiai naudojama procesorių architektūra, apimanti įvairias versijas nuo mažo galingumo mikrokontrolerių iki aukšto galingumo procesorių. Tada yra Mali GPU, tai grafikos apdorojimo vienetai naudojami mobiliuose įrenginiuose ir siūlantis aukštą grafikų našumą. Tada Neoverse, procesorių architektūra skirta duomenų centrams ir aukšto našumo skaičiavimams. Žinoma, ARM Development Tools, tai įrankiai ir programinė įranga skirta ARM procesorių kūrimui, testavimui ir optimizavimui. Tai čia 4 tie pagrindiniai dalykai. Dabar ARM Holdings sėkmingai vykdė veiklą ir dėl to 16 metais ją nusprendė įsigyti Japonijos technologijų konglomeratas SoftBank Group už 32 milijardus JAV dolerių. Tai leido ARM išlaikyti ilgalaikę strateginę viziją ir plėsti savo veiklą be trumpalaikio rinkos spaudimo. Nieko nuostabaus, kad 20 metais 40 milijardų pasirodė per maža suma, kurią siūlė Nvidia norėdama nusipirkti ARM iš SoftBank. Ir paskutinio ketvirčio rezultatai taip pat geri. Buvo pranokti visi analitikų lūkesčiai. Tarp kitko, jau ne pirmą kartą miniu Nvidia šiame video. Jei kam įdomu, čia paliksiu nuorodą į video, kuriame apžvelgiau būtent Nvidios verslo, pačią kompaniją. Taip, yra keletas priežasčių, dėl ko ši kompanija turi stiprių pranašumų, bet mano nuomonė vienas iš jų yra pats stipriausias. Jiem nereikia užsiimti gamybą. Tai ARM Holdings užsima projektavimu ir kūrimu pačių procesorių architektūros. Dėl to kompanijai nereikia rūpintis dėl galimų keblumų su tiekimo linijom, brangstančių transportų per vandenyną ar politiniam įtampam ar kažkokių medžiagų nebuvimu. Nėra fizinio produkto, nėra ir fizinių keblumų. Ši kompanija tarsi architektas, realiai architektas, kuris atlieka visus skaičiavimus ir vėliau perleidžia projektą inžinieriams ir statybininkams, kurie turės tą projektą ir įgyvendinti. Bet tai tikrai ne vienintelis pranašumas. Turime pridėti, kad energetinis efektyvumas būtent su ARM procesoriais yra itin efektyvus bendrai paėmus. Čia jie yra idealūs mobiliems įrenginiams ir serverių platformoms. Taip pat platus pritaikomumas. ARM architektūros naudojamas įvairiose pramonės šakose, nuo vartotojų elektronikos iki automobilių ir pramoninių įrenginių. Taip pat partnerystės. ARM bendradarbiauja su įvairiomis technologijų kompanijomis, įskaitant tą patį Apple, tą patį Samsung, tą patį Qualcomm, tą pačią Nvidia ir daugelį kitų, siekiant kurti pažangius sprendimus. 4 tokie kertiniai konkurenciniai pranašumai. Dabar ši kompanija taip pat nemiega
nemiega ant laurų ir kaip matėme pajamų ataskaitoje, itin didelę dalį savo pelno toliau investuoja į R&D, čia tas Research and Development. Ir tikslas čia paprastas, tiesiog tobulinti ir kurti technologijas. Šiuo metu kompanija fokusuojasi į 3 pagrindinius sektorius. Tai 5G ir IoT, čia Internet of Things plėtra. Ir patys procesoriai yra labai svarbus 5G technologijai ir būtent tam Internet of Things įrangių plėtrai. Nes bendrai šiose srityse reikalaujama didelio efektyvumo ir mažo energijos suvartojimo. Taip pat dirbtinis intelektas, tai nežinau, kaip šitas verslas negalėtų būti dirbtiniam intelekte, čia tikriausiai self-explanatory. Ir tada trečias yra duomenų centrai. ARM Neoverse procesoriai skirti didelio našumo skaičiavimams ir duomenų centrams, kas atveria tikrai tokias didelės augimo galimybės ateičiai. Tai ARM Holdings yra esminis technologijų sektorių žaidėjas, kuris nuolat plečia savo įtaką įvairiose pramonės šakose per savo inovatyvius ir efektyvius procesorių dizainus. Kompanijos verslo modelis ir stiprus dėmesys procesorių našumui leidžia ją išlikti technologijų lyderių ir ateityje. Jos klientų sąraše tokios kompanijos kaip Nvidia, Apple, Amazon, TSMC, Qualcomm, Microsoft ir kitos didžiulės kompanijos užtikrina, kad jeigu vienos kompanijos nebus, tai kita perims tą pajamų srautai garantuoti. Ir vis didesnis poreikis skirtas dirbtiniam intelektui ir technologijom neišvengiamai reikalaus vis daugiau naujų inovacijų, kurias šiuo metu ir teikia ARM Holdings. Tai kas susidomėjo šią kompaniją ir svarsto, kaip ją įsigyti, keliaukime į praktinę sesiją su šio video rėmėju Freedom24. Keliaujame į patį Freedom24 ir galime matyti, Nasdaq'e yra mūsų ARM Holdings, ticker simbolis ARM.US. Ir jeigu būtent šito verslo norėtume, tai pirmas dalykas mes turėtume vis tiek pasidaryti tam tikrą analizę. Tai čia yra tam tikros naujienos iš žmonių, kur ir iš analitikų ir bendrai iš naujienų epizodų, kur, sakykime, reikėtų galbūt įsivertinti iš savo pusės ar patinkančios ar nepatinkančios. Ir kartais tai leidžia truputį įsivertinti, ar tai yra verslas, į kurį norite, taip sakant, kurį norite nagrinėti truputį išsamiau. Dabar, kaip pavyzdys, jeigu aš norėčiau investuoti į patį verslą, tai ARM US 169 baksai už vieną vienetą. Per paskutinius metus pakilęs pasirinkimas, mes kalbam 135%, per 6 mėnesius 125%. Ir jeigu aš norėčiau investuoti, tai labai paprastai 169 suvedu į rinkos kainą, kad paverčiau limit orderių, suvedu kiek vienetų noriu nusipirkti, pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinti viskas. Bet aš tuo pačiu galbūt sakyčiau, pas mane jau dabar per profilį yra labai viena didelė pozicija, kaip matote pačioje pirmoje vietoje, net 30% užima šito portfelio ir tai yra Broadcomas, kuris irgi yra semiconductors pasirinkimas. Tai kadangi aš nenorėčiau jo dubliuoti daug kartų ir to fokuso į specifinį sektorių nenoriu, tai aš sakyčiau, kad jeigu tai būtų mano dabartinis nuo nulio pasirinkimas, aš tikriausiai žvalgyčiaus į ETF'us, kurie yra top pasirinkimai būtent semikonduktorių sektoriuje. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, atsidarau Semiconductors Vanex pasirinkimą, čia yra didžioji dalis kompanijų, kurias aš galiu surasti būtent šitame semikonduktorių sektoriuje. Jų yra net top 10, už kiek čia užima 74-75%. Ir tai būtų kažkas, kas man leistų vienu kartu investuoti į būtent šitus pasirinkimus paprasčiau negu tiesiog atsirinkti vieną verslą. Dabar pats verslas, pats ARM pasirinkimas tikrai keliauja į mano watchlistą, bet tai nebus dabartinis pirkimas būtent per tą prizmę, kad pas mane per daug dubliuotusi būtent vieno sektoriaus pasirinkimai bendrai paėmus. Tai jeigu nuspręsite pradėti investuoti, aš labai paskatinsiu pasižiūrėti ir pasinagrinėti tuos pačius geriausius ETF'us. Tai pirmasis tas Semiconductor ETF'as Vaneco, iShares MSCI Global irgi labai, taip sakant, sakyčiau, stiprus pasirinkimas, jeigu norite verslų iš šitos sferos. Ir tas pats ARM Holdings gali būti gera vieta, jeigu jūs neturite jokių investicijų būtent šitoje sferoje, nes tai tikrai toks užtikrintas konkurencinis pranašumas ateičiai. Tai tiek šiam kartui. Jeigu tai yra pirmas video, kurį matote apie būtent Just ETF ir apskritai net nesate matę, kaip tai kaip naudotis pačių ETF paieška, tai čia yra video būtent kaip tas Just ETF'as gali padėti jums susirasti labai specifinę strategiją būtent jums. Tai ar jūs norite semikonduktorių, ar jūs norite industrials, ar ten jūs norit kažkokio labai specifinio investicinio pasirinkimo, kuris dar vis yra pats iš savęs pasyvus, spaudžiat šitą video, per 15 minučių gausite visą informaciją. Tiek šiam kartui, ačiū Jums, iki rytojaus ir nepamirškit like ir subscribe, labai padeda šitam video pasiekti vis daugiau ir daugiau žmonių.